Labadiena, gerbiami moksleiviai. Norėčiau toliau tęsti pamokas apie tinklalapį. Ir dabar mes nueiname visi 9 klasę arba gali tiesiai eiti į 10 klasę tinklalapį. Kokį kelią pasirinksi, toks viskas bus gerai. Tai mūsų šiandieną pamoka yra 3. Tai įsijungiam visi 3 pamoką ir ką mums reikės padaryti? Mums reikės padaryti testą, tai naujiena sužino šios dienos. Naujiena šios dienos yra internetas ir interneto protokolai, atsakyti klausimėlį ir padaryti praktinį darbą. Praktinis darbas, dabar išaiškinsiu, kaip jį padaryti, nes ne visada jisai nebus visa pamoka. Kiekvieną pamoką tai aiškinamas ir dabar norėčiau viską parodyti. Taigi, pirmiausia parodysiu, kokį darbą mes turėsim padaryti, rezultatą. Tai aš jau su kitom klasėm tą padariau. Pasižiūrime tos klasės, kokį aš čia darbelį padariau ir tada kaip jis atrodys. Vat atrodyti turi šitai. Va, tas darbas turės atrodyti taip. Tai mes padarysim tinklalapį, iš praeitos pamokos jau žinom, kaip nudažyti, kaip uždėti. Šiandien darysime lentelę ir darysim hiperlinką, nuorodas. Tai jūs turėsite tekstą, dar kurį mes parašysim tekstą nuspalvinti, tiek foną, tiek raideles iš praeitos pamokos ir hiperlinką. Kai mes tai darysime, dabar viską rodau. Taip, nueiname į visas kursas. Spaudžiam visas kursas. Vaikinai, jūs man trukdot, aš dabar rašinėju, gerai? Jūs man labai trukdot, žinokit, aš galiu 2 surašyti. Tai dabar mes matome, įsijungiam šitą puslapį. Įsijungiam greitai. Jungiamės visi. Aš turiu matyti, kad visi įsijungia puslapį. Prašom įsijungti visas kursas. Visas kursas įsijungėme. Prašom, visas kursas. Šitą. Toliau nueiname va čia, kaip yra HTML, pasirenkam pamoką, kur būtų table. Pasiem table. Mes čia galim didelę tą lentelę imti, galim ir mažesnę lentelę imti. Mums svarbu suprasti, kaip internetiniam puslapį lentelė atrodo. Taigi imam šitą pavyzdį, spaudžiam visi šitą pavyzdį ir dabar šitą pavyzdį susitvarkome. Prieš tai aš paaiškinsiu, kas čia yra. Čia yra vidinis pakopinis stilius. Va čia, kur rodau dabar, pažymėta. Vidinis pakopinis. Jisai tik tai šitam dokumentui dirba. Jeigu būtų išorinis, dar yra išorinis pakopinis stilius, tai tas išorinis pakopinis stilius dirbtų ant visų dokumentų, kokie yra įdėti į tą serverį, į tą aplankalą. Ne? Toliau, tai čia matome stilius. Toliau, body dalykų, mes praeitą pamoką šnekėjom, kur viską vartotojas mato, mes matom suformuotą lentelę. Vat jos lentelės gairė pirmoji prasideda table ir baigėsi table. Čia nurodyta lentelės procentai, nurodyta kiek eilučių bus ir taip toliau. Na, o tarp PP mes jau žinome, kad čia yra pranešimas, mes galim šitą dalį tik tai PP palikti ir parašyti savo vardą pavardę. Užsirašome ištrynę savo vardą pavardę ir klasę. Užrašom vardenis, pavardenis. Pavardenis užsirašom. Užsirašot jūs savo vardą pavardę, aš užrašau vardenis, pavardenis ir klasė. Aš čia rašau 9Z, o jūs rašot normaliai. Klasė, taip. Tai mes čia viską turime. Dabar pakeitimai. Taip pat lentelėje turi būti jūsų vardas, pavardė, klasė. Tai rašome lentelės viduje, rašome savo vardą, rašome pavardę ir klasę. Gerai? Ir klasę rašom. Taip, tai mes turime. Dabar čia viršuje, mes, kur yra H2, parašome mano pirmoji lentelė.
mano pirmoji lentelė. Mano pirmoji lentelė. Na ir mes viską va čia turim, dabar pažiūrim, kaip jinai dirba, va, viską pamatėme, kaip čia viskas sudirbo. Ir dabar šitą kodą mes įsaugojame, Ctrl+C, Ctrl+V, išsaugojame šitą kodą, Ctrl+C, ir įkeliame mes į užrašinę. Susirandam užrašinę va štai turime, taip, ir įkeliame į šitą kodą į užrašinę. Užrašinėje turi būti viskas normaliai įdėta. Tai jeigu aš čia va blogai paėmiau, dar viršutinį va čia nedadėjau, kad rodo, kad 5 versija, ne? Kad 5 versija yra dokumento, tai būtinai va čia atkreipkite dėmesį, kad aš čia praleidau ir jūs taip pat turite įdėti va doctype su visais, ne? Tai mes čia dabar turime jau suformavę lentelę. Dabar mums reikia pasidaryti, kad mes galėtume dar hiperlinką, kad nuoroda į Google, į Yahoo, norėčiau, kad į kažkokią kitą, tai dabar rodysiu, kaip padaryti nuorodas. Tai grįžtame į savo mokyklą, kurioje čia mes viską esame, nueiname į link, va čia matot link, HTML link, va čia kur HTML, susirandate link, ir pasirenkame eilinį link, va kur su A yra, va čia kur yra parodymas. Tai šitą va galime nusikopijuoti, nebūtinai ten į vidų eiti, bandyti, aišku, tie, kurie norės, galit pabandyti, kaip ten atrodo, va, nusikopijuoti ir įsikeliam po teibą, po savo vardo pavardės, kur PP, įsikeliame šitą nuorodą. Įsikeliam šitą nuorodą ir tą nuorodą 3 kartus padauginame. Va taip, žiūrėkit, opa ir opa. Dabar, kur yra ta href ir schools, mes pakeičiam į kokias norim. Va čia aš parašiau mokytojas.com, ten Google, reiškia, o jūs darote kokią norite, tik tai aišku gražės, kažkokį blogį neskatinančias svetainės mes nurodome, Yahoo, o čia turime būtinai aprašyti šitoje vietoje, kur aš dabar taisau, aprašyti, kur mes, kokia tai svetainė, koks bus pranešimas. Mokytojo svetainė, Google svetainė taip pat yra Yahoo svetainė. Dabar, kai mes viską šitą padarėm, nieko tau nepadėsiu, nes man dabar aš įrašinėjau, tu tuo metu triukšmavai ir visai kalbėjai. Tai dabar palauksi, kai baigsiu įrašinėti, tada ir padėsiu. Gerai? Va, dabar truputį tuo metu per daug išdykavai. Tai dabar mes jau čia viską padarėm, jau čia viskas gautųsi, bet dar iš praeitos pamokos aš labai norėčiau, kad būtų įdėta mūsų ir nuspalvinimas raidžių, nuspalvinimas visų tų fonų, visą kitą. Kaip tai padarysime, tai primenu, jūs jau aišku žinot viską, bet priminsiu, tai spaudžiat Colors, nueinate į Colors, kur yra background, va kur hello what, pasiėmėm šitą, kad nereiktų vargti, nueiname į savo darbelį ir va čia galim pasileisti ir čia tik tai sukeitimus padarome, dvejetukas čia dvejetukas headingo, o čia yra mano pirmoji lentelė. Mano pirmoji lentelė. Mano pirmoji lentelė, tai mes turime čia jau su fonu, o dabar mums beliko, kad dar į spalvą mes padarytume. Tai va čia, kur vardas pavardė, galim padaryti spalvą. Kaip mes tą spalvą darysime? Irgi tas pats, viskas labai paprastai pasiemame iš kažkur tai kažkokią spalvą, aišku, ją visada galima pakeisti tą spalvą
Ir va čia, kur yra jūsų vardas pavardė aprašyta, tai tą vardą pavardę mes perkeliame į kitą stilių. Va čia į visą tarp eilučių va parodau, kaip gražiai va pasidarome. Čia galime pakeisti, galit nepakeisti, aš parašysiu, kad čia red yra, va red colors, red colors, šitą ištrinu ir dabar pademonstruoju labai atkreipdamas dėmesį kiekvieną pamoką, labai svarbu, kaip įsaugoti. Įsaugomas failas, įrašyti kaip, nueinam svetainę, savo aplankalą, aš į savo aplankalą einu svetainę, 9 klasė, 16 pamoka ir aš ten įsaugoju. Dabar įsaugojimas, va čia pati svarbiausia vieta. Kada užrašiniai saugojame, nuimame antrą įrašomo failo tipo juostelę, kur ten yra visi nuo įrašomo failo tipas, kur rodau dabar, nuimam, kad būtų visi failai. Ir tada parašome 2.html ir įrašyti. Dabar pasižiūrim, kaip man pavyko dirbti. Nieko mes nesunaikinkime to dokumento, nieko. Ateinam į savo failą ir matome, kaip viskas tvarkingai. Tai yra mokytojo svetainė, paspaudu, nueina į mokytojo svetainę, Google svetainė ir Yahoo svetainė. Tai ką šiandieną norėjau parodyti, tai yra, kad mes iš praeitos pamokos pakartojame, kad fono raidelių mokam parašyti, nuspalvyti, mokame raidės spalvinti, o šiandien naujai išmokame nuorodas padaryti į svetainės, taip pat lentelę. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.